ežero dugne, mašina kambaryje, ežero dugne, mašina kuprinė, kuprinė telefonas, telefone mano balsas, ežero dugne, kambarys, ežero dugne, mašina kambaryje, ežero dugne, mašina kuprinė, kuprinė telefonas, telefone mano balsas, ežero dugne. Pažiūrėk į mano telefoną, išarį gali pažinti mane, sudaužytas ekranas, aprašyti šonai, mano telefonas, ežero dugne, pažiūrėk į mano kuprinę, iš jas gali pažinti mane, ežero dugne kambarį. Aš palikau save į dugne, kad jie visi galėtų mane keisti. Jaučiu, kad visas akis į mane įgal sekundę ir pradėjau privažiavęs. Per gyvenimą moko, to negalima, man taip sunku džiaugtis. Bandau laikyti gyvenimą, viskas taip gerai. Liko ežero dugne ir vėl mes sėdėjau čia. Viskas man gerai ir aš turiu svečių, mes padėjomės ir su likimu kartu, nes pabūti mane atvažiuoju ten. Vilnius sostyti, aš dar nebysim daiva. Kambarys, ežero dugne, mašina kambaryje, ežero dugne, mašina kuprinė, kuprinė telefonas, telefone mano balsas, ežero dugne, kambarys, ežero dugne, mašina kambaryje, ežero dugne, mašina kuprinė, kuprinė telefonas, telefone mano balsas, ežero dugne. Ei, tu dar neskondai telefone. Nagi kelme pakeliam vieną pirštą į viršų. Tegu jums šitą vasarą, tegu jums tolesnis gyvenimas būna. Bet numerio vieno vertas. Savo paikas, savo abejonės, savo ego, savo bėdas, kvailas vilionis. Ir nepabėgsiu aš nuo jų paslėpti, mums tokia kiekvieną dieną sustiprėti. Būtų nes man, o atsakysiu savo. Kambarys, ežero dugne, mašina kambaryje, ežero dugne, mašina kuprinė, kuprinė telefonas, telefone mano balsas, ežero dugne, kambarys, ežero dugne, mašina kambaryje, ežero dugne, mašina kuprinė, kuprinė telefonas, telefone mano balsas, ežero dugne, kambarys, ežero dugne, mašina kambaryje, ežero dugne, mašina kuprinė, kuprinė telefonas, telefone mano balsas, ežero dugne, kambarys, ežero dugne, mašina kambaryje, ežero dugne, mašina kuprinė, kuprinė telefonas, telefone mano balsas, ežero dugne. Pakartot, 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 pakartot. Nežinau kaip jūs, bet mes čia tiesiog kaifuojam. Turim patį geriausią laiką, kuriame nėra jokių laikrodžių, nėra skubėjimo, nėra jokio lėkimo, nėra kažkur pareigų, yra tiesiog vaibas, kaifas, gyvenimas, kvėpavimas. Tikiuosi, kad bent kažkiek jūs to irgi jaučiat. Ar jaučiat? Apskritai mes, kai važiuojam į koncertus, tai mes savo tokį kredo keliam, kad kai susitinkam su žmonėm, tai tikslas, minimum tikslas, maksimum, tai yra, kad jūsų diena iki tol iki susitikimo su mumis po jo, kad būtų bent va tiek geresnė, bent tiek šviesesnė, bent tiek labiau įsikvėpus. Jeigu taip atsitinka, jeigu atsiprašant nesušikom vakaro, tai ir gerai. Tai ačiū labai.